Aš esu Nerijus, man 21 metai. Aš gyvenu Radviliškio rajone, šitame nuostabiame vienkiemyje. Aš esu tikras kaimietis ir šitom nesigėdiju tikrai. Kiekvieną dieną aš šiandien einu pagirdyti pirmiausia karves, parvežu vandens iš griovės su traktoriu, padedu dar triušius pašerti, visą laiką su dalgiu einu prisipjaunu. Jeigu vasara, tai būna šienaujame, tai daržai, burokus nuimama, tai bulvės kasame. Mano mėgstamiausias darbas ūkyje – važinėti šiek tiek su traktoriu. Mano svajonė yra tapti dainininku ir norėčiau tikrai įrodyti, kad 2 minutėse šlovės galima tikrai atėjus paprastam kaimo žmogui dainuoti. Nerijau, tu iš pažiūros atrodai toks ramus ir savim pasitikintis ir aš sprendžiu, kad iš tikrųjų tau turbūt dainuoti yra šioje scenoje, kai žiūri tave visa Lietuva, yra žymiai sunkiau negu melžti karves ir ten visą kitą daryti. Turbūt. Tai viskas paprastai, ne? Taip. O Algis plikas ne dėl radiacijos, ne dėl to, kad jam karvė nulaižė. Aha. Gerai, taik ir padainuok jiems visiems. Tiems, kas nežino, pasakysiu tik tiek. Šis vaikinukas iš Radviliškio rajono yra visiškas savamokslis, nelankęs jokių muzikos mokyklų ir net nepažįstantis natų. Išvydę jo debutą 2 minučių šlovės scenoje maloniai nustebinti buvo ne tik talentų suradėjas Arūnas Valinskas, operos solistas Merūnas, bet ir pats maestro Vytautas Juozapaitis. Nerijau, sėkmės tau. Lyg mintis dainos atskrenda iš neregėto kranto, suvirpa sielui smuikas, kai kažko visi netenkam. Ir tavo tylios ašaros lietaus lašais nulijo, vienatvės sunkės rankos laiko jau nebijo. Kol tu šalia buvai, pasaulį mano supratai, dabar tušti namai, kas buvo gera virto pelenais. Alsuoja jūros vandenys, svajonėm žvaigždės krenta. Matau, kai jas po vieną renka tavo švelnios rankos. Girdžiu, kaip skamba muzika, jis skamba piano forte. Jaučiu lemties akimirką, jaučiu kiekvieną kartą. Kol tu šalia buvai, pasaulį mano supratai, dabar tušti namai, kas buvo gera virto pelenais. Gyvenimas lyg mailo opera, dramau gal parodija. Ji lyg nevykęs pokeris, kur vienas kitą juodina. Nesu laimingas aš, ten kur tušti, bet viską. Palikit man tik muziką, jei norit pasiimkit viską.
buvo gera, virto pelenais. Su šventėm visus. Štai Nerijus išbūrė savo balsų, jau virš 2000 žiūrovų, taip pat išmokęs tam tikrų judesių po praeito karto, jeigu pastebėjot, mėly komisijos nariai, ir aš pastebėjau, kad jautriausių vietų jis rodė į Eglę Juozapaitinę, nes žinojo, kad Vytauto šiandien čia nėra. Todėl kalbės turbūt Eglė Juozapaitinė, ar ne, Algi?